paskutiniam pranešimui kviečiu prezidentę daktarę Rasą Račkūnaitę Tauronienę, kuri mums pristatys šiuolaikinės lietuvių šeimos papročius. Ir taip pat kalbame apie savo receptus. Labas vakaras. Aš šiek tiek pakeičiau pranešimo temą ir kalbėsiu apie transformaciją mūsų šiuolaikinių lietuvių šeimos papročių. Per pastaruosius dešimtmečius visos ES šalys neišvengiamai susiduria su esminiais pasikeitimais šeimoje, kylančiais dėl demografinių ir socialinių pokyčių. Daugelį Europos šalių mažėja santuokų skaičius ir gimstamumas, sparčiai auga skyrybų skaičius ir gyvenimas kartu nesusituokus arba kohabitacija. Didėja alternatyvių partnerystės ir tėvystės formų neįregistravus santuokos socialinis pripažinimas. Minėti reiškiniai pastebimi ir Lietuvoje. Šio pranešimo tikslas aptarti šeimos institucijos pakitimus šiuolaikinėje visuomenėje. Tyrimo objektas šiuolaikiniai lietuvių vestuvių papročiai didžiuosiuose Lietuvos miestuose, tai yra Vilniuje ir Kaune. Tyrimas buvo atliktas 2005-2006 metais Kaune ir Vilniuje. Lauko tyrimo metu, interviu metodu buvo apklausti 8 vestuvės organizuojančių firmų atstovai ir taip pat Vytauto Didžiojo universiteto visų fakultetų 1 ir 2 kurso studentai, tai yra 18-25 metų studentai, iš jų 80 merginų ir 20 vaikinų. Anketose užrašyta 100 vestuvių papročių, kuriuose dalyvavo tyrimo respondentai įvairiuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose. Daugiausia prašytų vestuvių apima laikotarpį nuo 1999 iki 2005. Kaip parodė atliktas tyrimas, pagrindinis motyvas kurti šeimą – tai meilė ir noras su mylimuoju gyventi kartu, viešai įteisinus savo santykius visuomenėje. Daugumai jaunavedžių šeimos statusas neatsiejamas nuo santuokos. Kai kurių porų sprendimą tuoktis lemia ir moters pastojimas bei noras įteisinti savo sąjungą, kad vaikas gimtų ir augtų šeimos aplinkoje. Kiti svarbus veiksniai darantys įtaką vedyboms tradiciškumas ir vyresniųjų valia. Kai kurios poros santuoką tapatina su savarankišku gyvenimu ir laisve nuo tėvų. Lietuvos miestuose pastaruoju metu prigyja nauja tradicija planuoti vestuves pasitelkus renginių organizavimo firmas. Šiuolaikinės vestuves dažniausiai sudaro 3 tradicinės vestuvių dalys, tai yra sužadėtuvės, mergvakaris arba bernvakaris ir pati vestuvių šventė. Šiuo metu Lietuvoje atgyja sužadėtuvių tradicija, kuri sovietmečio laikotarpiu jau buvo beveik išnykusi. Dabar egzistuoja 2 sužadėtuvių apeigų modeliai, tai yra tradicinės sužadėtuvių apeigos atliekamos katalikų bažnyčioje kunigui laiminant sužadėtinių pasiruošimą vedyboms ir neformalios sužadėtuvių apeigos, kurios vyksta romantiškoje aplinkoje, dalyvaujant tik 2 sužadėtiniams. Antrą vestuvių dalį sudaro pasiruošimo vestuvėms dalis, tai yra mergvakarių ir bernvakarių vakarėliai, kurie XIX amžiaus pabaigoje, 20 amžiuje buvo švenčiami kaip tradiciniai vakarėliai, tai yra graudus atsisveikinimo vakarėliai su draugėmis, draugais ir tėvų namais. Sovietmečiu mergvakario tradicijos beveik išnyko, jie švęsdavo tik tai folklorinių ansamblių dalyviai, mokantys senasias liaudies dainas, besidomintis senosiomis liaudies tradicijomis, kurios padėjo išlaikyti jų etninį tapatumą. Nepriklausomybės metais mergvakarių ir bernvakarių tradicijos vėl atgimė, tačiau ne senąją, bet visiškai nauja transformuota forma. Graudžius vakarėlius pakeitė linksmi su šou elementais atėjusiais iš kitų kultūrų bernvakariai ir mergvakariai. Kaip parodė tyrimas, pirmieji panašaus pobūdžio vakarėliai pradėti švęsti Lietuvoje 10-mečio pabaigoje. Šiuolaikinių mergvakarių šventimas yra pramoginio pobūdžio ir primena karnavalą. Vakarėlyje merginos persirengia įvairiais personažais, jų laukia įvairūs siurprizai, atrakcijos, netikėtos smulkios dovanėlės. Kaip alternatyva šiam šventimo būdui išlieka ir tradicinis mergvakarių šventimas, kuriuos paprastai
tai organizuoja Lietuvos liaudies buities muziejus įsikūręs Rumšiškėse. Iš tradicinių mergvakarių juose išlikę senieji tradiciniai mergvakarių elementai, tokie kaip jaunosios plaukų šukavimas, riešuto kaip vaisingumo simbolio vartojimas, rūtų vainikėlių pynimas. Taigi šio laikiniuose mergvakariuose išskiriamos du šios šventės modeliai, tai yra pramoginio pobūdžio modernus, triukšmingi karnavaliniai vakarėliai ir tradiciniai ramus pasisėdėjimai su draugėmis aptariant vestuvių šventės detalės. Panašiai ir bernvakariuose išskiriami du šventės modeliai, tai yra ekstremalių pojūčių vakarėliai ir antrasis tipas tai linksmas pasisėdėjimas pirtelėje. Pirmoje modelio šventėje prigyja ekstremalios užduotys jaunikio šuolis parašiutu, šuolis sauguma nuo televizijos bokšto, pasivažinėjimas kartingu ar vandens motociklu. Antrojo bernvakario modelio populiariausia šventės vieta pirtelė. Vakarėlių metu dalyviai gausiai vartoja alkoholį, kaitinasi pirtelė ir bando atkalbėti jaunikį nuo vedybų. Pagrindinis vakaro akcentas – striptizas jaunajam, kurį šoka profesionali striptizo šokėja. Aptartų vakarėlių šventės liudija tradicinių tautinių vertybių transformaciją. Riešuto kaip vaisingumo simbolį keičia apalo simbolika. Tautinio identiteto stoką bei vartojimo kultūros plitimą. Vartotojiškos nuostatos šiuolaikinėje visuomenėje persikėlė į visas gyvenimo sritis. Asmeninis gyvenimas skirtas maksimaliems išgyvenimo išbandymams, nuotykiams, kuriuose būtina patirti įvairius emocinius išbandymus. Šiuolaikinis žmogus siekia suvartoti kuo daugiau ir atrasti kažką naują geresnį. Čia galima paminėti ir Lietuvoje masinėje sąmonėje visiškai įsitvirtinusią argumentaciją kohabitacijai. Tai yra pagyvensime, pamatysime. Taigi asmeninis gyvenimas kuriamas taikant tą pačią schemą, kaip vartojant materialinės gėrybės. Ir trečioji vestuvių šventės dalis, tai yra pati vestuvių diena, kaip parodė tyrimas, tiek firmų, tiek pačių sužadėtinių rengtos vestuvės yra gana panašios. Vestuvių struktūra nėra griežta, nes šiuolaikinės vestuvės švenčiamos improvizuotai. Visgi galima įžvelgti skirtingus vestuvių tipus, pusiau tradicinės ir modernės vestuvės. Pusiau tradicinės vestuvės paprastai organizuojamos pačių jaunųjų, kuriuose derinami senieji bei šiuolaikiniai papročiai. Moderniose vestuvėse atsisakoma senųjų tradicijų. Daugeliu papročių, kurių laikomasi pusiau tradicinėse vestuvėse, kilmė siekia 20 amžiaus 7-ąjį dešimtmetį. Tai jaunosios nešimas per tiltą, jaunųjų egzaminavimas, namų židinio perdavimas, rūtų vainikėlio deginimas. Ir trys pagrindiniai šiuolaikinių vestuvių struktūros elementai, tai yra bažnytinės arba civilinės santuokos ceremonija, nedidelė apžvalginė kelionė ir fotosesija ir trečiasis vestuvių vaišios. Kai kuriuose moderniuose vestuvėse būna tik bažnytinė arba civilinė santuoka bei trumpas valandos piknikas su draugais. Kaip parodė atliktas tyrimas, dauguma šiuolaikinių miestiečių renkasi bažnytinės santuokos įteisinimo formą. 100 apklaustųjų studentų, net 72 respondentai teigia, kad dalyvavo savo pačių draugų ar giminaičių bažnytinėje santuokoje ir tik 28 civilinėje. Taigi galima teigti, kad virš 70% šiuolaikinių jaunavedžių priima santuokos sakramentą Romos kataliko bažnyčioje. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad šiuolaikinėje visuomenėje egzistuoja ir alternatyvių partnerystės formų neregistravus santuokos, tai yra gyvenimas kartu nesusituokus arba kohabitacija. Šis reiškinys Lietuvoje pasirodo 20 amžiaus paskutiniajame dešimtmetyje. Tokią gyvenimo formą poros renkasi kaip alternatyvą arba įžangą į registruotą santuoką. Kaip parodė 1995 metais atlikto sociologų tyrimo Lietuvos šeima ir gimstamumas duomenys, kohabitacijos plitimas prasidėjo Lietuvoje 20 amžiaus 10-mečio viduryje. Jis palietė 20 amžiaus 80-mečio pradžioje gimusią kartą ir prilygo sprogimui. 20% 71-73 metais gimusios kartos vyrų ir 14-19% moterų sulaukė 22 metų, turėjo gyvenimo kartu neregistravus santuoką patirtį. O kiek vyresnėje 65-70
2000 metų gimusioje kartoje šie rodikliai buvo 4 ir 7 procentai, kai tuo tarpu 46-49 metais gimusioje kartoje tik 0,43 procentai. Ir kaip parodė visuotinis gyventojų surašymo duomenys, tai yra 2001 metais, kad Lietuvoje su gyventojų poros iš viso sudarė 3,2 procento visų gyventojų ir šiaip tai yra pats mažiausias skaičius, procentas palyginus su Pabaltijos šalimis, nes Estijoje iš 1000 gyventojų tokių nesusituokusių sugyventinių porų yra 90, Lietuvoje 32 ir Latvijoje 32, Lietuvoje 28. Minėtą reiškinį paskatino šiuolaikinės visuomenės pliuralizmas, įgalinantis individą rinktis jam patinkantį dažnai ir tėvynecinį gyvenimo būdą, nesusilaukiant už tai socialinių sankcijų. Šiuolaikinė visuomenė pasižymi tuo, kad joje išnyksta vienareikšmiškai ir griežtai apibrėžtos socialinės normos, kurių privalo laikytis didžioji visuomenės dalis. Kaip rodo šiuolaikinių vestuvių tyrimas, atsiranda gyvenimo stilių įvairovė. Tad individas yra santykinai laisvas ir net skatinamas rinktis įvairiausios dalykus. Ir pabaigai reikėtų pastebėti, kad 20 amžiaus 90-mečio pabaigoje atkūrus Lietuvos Respublikoje naujos gyvenimo sąlygos turėjo įtakos šiuolaikinės šeimos vertybėms. Socialinio, ekonominio, politinio gyvenimo pokyčiai sąlygojo naujus reiškinius tradicinės šeimos gyvenime. 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje tradicinė lietuvių šeima patyrė pereinamojo laikotarpio pasikeitimus, ir būtinybė prisitaikyti prie naujų sąlygų, neužtikrinta ateitis skatino jaunimą kurti naujas partnerystės formas šeimoje ir emigruoti į užsienį. Taigi 20 amžiaus 10-mečio, 21 amžiaus pradžios demografinės elgsenos pokyčiai sąlygojo Lietuvos etnokultūrinį ir dorovinį nuosmukį bei tautinio tapatumo transformaciją. Ačiū.